Rūta ir pavardė... Vaičiakonytė Chveduk, turiu daug darbų ir daug pavardžių. Ir daug pavardžių, labai viskas atitinka. Miela Rūta, sakykite, iš kur ta idėja gimė, kodėl reikia šito renginio, kokia tai prasmė viso to, kas įvyko šiandien. Labai buvo jautrus, gražus renginys, choras, festivalis, remiamas Lietuvos kultūros tarybos ir Elektrėnų savivaldybės, matau. Taip. Mes daug metų bendradarbiaujame su Vievio kultūros centru, kuris daro tokį projektą, chorų festivalis, konkursas mūsų dainose. Ir kiekvienais metais mums atveža ir vis parodo kažkokią Lietuvos gražiąją dainingąją pusę. Ne tik Lietuvos, pas mus buvo ir Latvių chorai. Tai mes stengiamės tą kaimo žmogų savo tavo kažkokią mintim prišaukti, prikviesti, pamėgti ir tokią muziką. Kartais klasiką, kartais šokį, kartais, kaip šiandien, chorų festivaliai, chorinė muzika, o Ukraina tokia Lietuvoje, jinai labai jautri tokia tema. Ir nori, nenori, man per koncertą išspaudė ašarą, kai ukrainiečiai, kelis metus gyvenantys Lietuvoje, dainuoja, nežiūrėdami į žodžius, kas dažnai būna mūsų choruose, taip? Taip, Aviškėse kultūrinis gyvenimas, matau, ir labai gražus kultūros namai renovuoti. Kiek aktyviai čia dalyvauja gyventojai patys, ar yra paklausų, ar ateina į tos renginius? Žinot, mes stengiamės kiekvieną kartą vis kažką sugalvoti ir atliepti visus poreikius. Turim didžiąsias šventės, tai vieną kartą per metus turime vasaros šventę, kur tikrai... Buvau, patiko, mėly žiūrovai, prašome kitą vasarą atvažiuoti. Man atrodo, kad jūs buvote rudens šventė. Atsiprašau, koks aš melagis, rudens. Bet lauksim ir vasaros šventė. Gerai, pasistengsiu pats nekoncertuoti, kažkur tą dieną rezervuosiu, tada iš anksčiau pasakykite. Tai didžiausias metų renginys būna vasaros šventė, kur mes stengiamės pasikviesti bent 2 grupės. O visą tai, aišku, remiasi biudžetą, kurio seniūnijos neturi jau tokio didelio. Kodėl neturi? Nu, prašom, išduokite. Kas vyksta? Na, turbūt skirsto tos pinigėlius kažkas viršui ir mums belieka tik tai pasistengti juos kiek įmanoma taip sudėlioti, kad, kaip ir sakau, visiems tos poreikius atliepti, kad būtų ir roko muzikos, ir popso muzikos, ir kartais džiazą kokį prišaukti žmogų. Tai čia Kietaviškėse vyksta įvairūs renginių žanrai, girdėjau rokas, liaudės ir panašiai. Sakykite, miela Rūta, jūs pati, kokioje šeimoje augote, kad tiek daug kultūros net kalboje jaučiu? Aš augau muzikantų šeimoje, tai man nebuvo iš ko rinktis. Tėveliai kalti. Taip. Bet labai graži kaltė.
Aš pilvėjau turbūt dainavau liaudės dainas, nes tėvai ilgą metų vadovavo folkloro ansambliui. O kaip jis vadinasi? Tuo metu vadinosi folkloro ansamblis Versmė, tai buvo Panevėžyje. O paskui aš jau tik tai pabaigus Lietuvos muzikos ir teatro akademiją etnomuzikologiją atkeliavau čia į Ketaviškes. Ir kaip čia atkeliavote pėstute, atvažiavote? Na, aš šaržuoju, aišku. Čia meilė atvijoja? Ne, tuo metu ne. Ne? Ne. O kodėl? Konkursas buvo ar kas? Iš Vilniaus arčiau Elektrėnai negu Panevėžys. Tai... Na taip. Ai, dėl atstumo. Taip. O aš jau galvojau, kaltas tas begėtis, kur įsimylėjo ir atsivežė čia. Ne, tik paskui jau čia pati kaltininkė šitą laimę, supratau. Tai apie laimę daug dainų turbūt yra, apie meilę daug dainų. Ir apie liaudės, taip. Mes netrukus Ketaviškių kultūros namuose turėsime romansų vakarą, kurio vedėjas jūs būsit. Rimtai? Taip. O kokia jo pavardė? Robertas, tikrai žinau, pavardė. Yra toje pavardėje 2 žodžiai – Šarka, Knisti ir gaunasi Šarkaneckas. Tai visų pirma, labai ačiū už kvietimą, tai man šiek tiek buvo netikėta, aišku, nes šiame krašte, ko gero, pirmą kartą debiutuosiu kaip vedėjas, nes paprastai didmiesčiai okupuoja įvairius... Neprasčiau būna ir kaimuose, patikė. Man teko Dzūkijoje ir labai man patiko, kur labai mažas kaimelis, o tokie išdūšių žmonės. Čia irgi jaučiu, kad daug sielos, labai dušios. Taip, čia daug jaukiau. Žinau, tos salės, kur žiūrovas yra toli, kur yra didelė scena, pakyla, lyg tai būna atstumas. O čia mes čia pat, atrodo, tą žiūrovą galima pačiupinėti. Žiūrovas girdi, kaip tu atsikvėpi, kaip tu jauti, kaip tavo suvirpa kiekvienas raumenėlis dainuojant tą meilės. Miela Rūta, jūs taip kalbate ir neišeina neatsisakyti, tai yra atsisakyti neišeina ir panašiai. Ta jūsų meilė kultūrai, lietuvybei tikrai yra jaučiama, nealsuoja kaip šilta lietuviška ugnelė. Ir aš jaučiu, kad jūs pati negalite ilgai namie nusėdėti. Taip, vargšas mano vyras. Tai užuojauta jam. Taip, užuojauta. Bet kartu ačiū tau, tamstelė, kad tu išleidi klestėti, žydėti savo damai. Rūta. Tikrai buvo šaunus, gražus, jautrus renginys. Labai. Ką palinkėtumėte, na vis tiek jau metai žygiuoja į pabaigą šitie 2025 metai. Dar aš turbūt pakalbinsiu ir po naujo renginio, dar šiais metais ko gero, bet na maža ką. Ką palinkėtumėte mūsų Lietuvai, žmonėms, kultūros žmonėms, apskritai? Ką nors gražaus pasakykite. Aš linkiu pirmiausia vieniem kitus gerbti, mylėti ir atrasti savo drauge, savo artimajame kažką gero. Nes visada labai lengva žmogų įžeisti, jį skaudinti, o pabandykit jūs pamatyti, koks jis yra nuostabus, ką jis daro gero, įvertinti tai, pasidžiaugti. Galbūt jūsų kolega šiandien užsidėjo naują švarkelį ir jam tiek ir užteks, kad pasakysit, koks tu šiandien gražus. Ir gal jo šypsena nedings visą vakarą. O mums tai kainuoja labai mažai. Kažkam galbūt tai bus labai daug. Mažos smulkmenos suteikia mūsų gyvenimui daug spalvų. Ir taip kalba Rūta. Kokie žodžiai. Man atrodo, teks duetu vesti renginį ir kitą kažkokį tai. Aš jau paimsiu į kolegijas tikrai. Ačiū labai jums visiems, mėly žiūrovai, ir sakome iki kitų gražių renginių, tų susitikimų. Ir ačiū labai, Rūta. Labai ačiū už kvietimą. Ačiū, kad atvykot. Iki. Viso. Viso.